Kaip gerai. Sese. Miškienė. Taip. Galėjau eiti kur tik nori. O kur jūs einat? Mes einam savo draugės aplankyti. O kas jai yra? Suprantinai, gimė be akių, tai mes gim, kad tave apširpinsim. Ne, manęs jis neapširpinsim. Mano prosenelė buvo be akių. O, tai štai kodėl tu nebijai? Taip. Gali dar miegoti. Gerai. Mes einam. Mūsų visas maistas iškrito. Reikia išsirinkti tik ką nešim. Plakti grietinėlį, keksiuką, popkornų, žuvį ir obuolių ir dar tortą. Grybą ir viskas. Ir dar žolelių arbatai. Visą kitą reikia sudėti. Na ką, turėsim tiek mažai maisto, bet nieko. Jeigu ką, tikiuosi, kad jinai apsigyveno ten. Bet turbūt, kad ne. Na, štai nešim šitos. Aš nusirasim maišiuką kokį nors. Radau. Reikia atsidaryti. Sudėsim tą maistą. Na štai, sudėjom. Eina. Čia kažką labai sunkiai neša. Atnešėm tau maisto, ten vidų sudėjom. Čia matai labai sunkiai. Ai, beje. Taip. Jūs, kiek girdėjau iš gandų, tai jūs jau 3 gyvenat, ar ne? Taip. Tai, manau, aš galiu perskrūstyti, nes mano tėvas žuvo, galit. O mama... Kaip žinot. Ir pasikeitė mamos grįžimo laikas. Grįžti po 3 metų, taip pat su ja susitiksim po 3 metų. Tada aš jau galėsiu išeiti iš namų, kadangi dabar nei vieno tėvo nebėra. Tau baisu gyventi, ar ne? Ne baisu. Jeigu aš išgyvenu visą tą laiką, kai mano tėvų nebuvo, tai... Turiu tau prisipažinti vieną dalyką, bet aš iš tikro... Kai pasvėjau, aš tavęs nebijojau, tik apsimečiau. Abejojau. Ne, nes kaip galiu nuo 14 metų aš tavęs bijot? Keista, bet net ir 20 metų gyvūnai manęs bijo, taip kad... Gerai. Būna tokių. Tau padėti persinešti daiktus? Ne, aš viena galiu. Per naktį, ar ne, tu taip darai? Jo, dažniausiai aš tada per naktį turiu daugiau energijos. Tau susikupia per dieną daug energijos. Na, man sausainio paragauti, kurį nešiojusi. Ne. Man jisai ištikimas. Ištikimas. Jisai man neša laimę. Jokingai skamba. Ištikimas. Jo, žinau. Ir dabar aš... Žiurkėnė, sudėk maistą gerai. Koks geras pagalbininkas, kaip per My Little Pony Spike'as, kur aš My Little Pony, nuo kiek metų žiūrėjau? Nuo 3 iki 8. Dabar jau man nusibodo.
Prašau. Ačiū, jūs nusineškit, nes aš per naktį susinešti. Aha, gerai. Ata. Ata. Stumiam. Čia šitai labai lengva. Nešim viršų. Kažkas bus? Taip, tu čia viena gyvensi. Valiau. Mes persikėsim. Turbūt, kad mes gyvensim su ta kate. Jo, beveik jau. Užjaučiu jai. Bet čia toks gyvenimas jos. Tikėkime, kad jai akis išdygs. Aš irgi labai tikiuosi. Manęs labai gaila, kad ne tokia gimė. O tau? Taip, jai reikės padėti. Tik ne taip, kad jau išžūtų iš karto. Jo. Einam miegoti. Einam. Labai ilgai dirbam. Gerai, aš irgi einu miegoti. Rytas, reikėtų aplankyti turbūt, kad dar draugės, bet dar jinai turbūt atnes. Jo, tai geriau palauksiu. Reikia tam uždėti lentas, ten žiūri pavojinga. O ten buvo štai kas. Dukrėlė, aš to suėksiu. Kas? Jau numerė, gerai. Žinau, aš einu išneš. Labas. Labas. Aš vieną atsikėliau kol kas. Einu iš... Knarkia. Ką? Vau, tas labai knarkia. Aš einu išnešiu lavonus. Padėsi? Ne. Kokius lavonus? Tavo tėvus ir sesė? Jo. Ten yra daug lavonų, nes ten visi nešamas. Einam. Valia, čia lavonai. Visi lavonai. Tikiuosi iš čia išnešti. O tai kas čia bus? Čia? Paprastas sandėlys, kuriame mes laikysim daiktus. Viskas. Ar gal reikės ko nors iš čia? Į namą paršinti? Čia nereikės, jau persikraščiau. O! Mes irgi galvojam apie tavęs persikraustyti. Tai gal kraustytis į antrą. Čia gyvensiu su šita draugė. Nelabai šiaip tai norėtų. Viena gyvent? Kodėl? Nežinau, bet jau jai greitai reikės eiti mirti. Nieko nesupratau. Greitai mes jau nužudysim. Paskui arba mane sesė nužudys, arba aš ją nužudysiu. Kodėl? Supranti, mes tokias buvom išauklėtos, mums taip reikia. Mes savo visą giminę turime žudyti. Arba gali pasilikti tik tai du žmonės, daugiau niekas. Tai tavo sesuo tavo pasilieka. Kartu manai? Nu gerai, pasiliekate. Miškėne, kelkis, jau rytas. Ištarsysi tavo ties. Pap, aš padėsiu. Ačiū. Nieko, aš pripratus, kad reikia nuraut galvą. O kaspinėlį aš pasiliksiu. Šidelės man nereikia. Tai gerai. Prašau. Ačiū. Tai dabar jūs galite čia gyventi. Aš tada galiu persikraustyti į antrą. Ne, gal geriau būk trečiam. Mes nenorim įti. Ten tai gal būna jos daiktai ir taip toliau. O kam? Na, tiesiog, supranti, mes taip gyvenam. Mūsų toks gyvenimas. Tikiuosi, kad mano sesės nenužudys tik ta giminė.
Žinai, pas mus yra taip, kad visada mūsų giminė su kita susikovė. Mes dabar bandom, mes išžudom visus dėl to, kad jų nenužudytų kiti. O tai žiauriai supės ir tada praneš kitiems, kad nužudytų. Dėl to aš nužudžiau su sesė juos. Mes niekam nepranešim. Ir mūsų turbūt kad nenužudys. Nes jie yra labai toli. Lenkijoje. O mes Lietuvoje. Aišku. Pavyzdžiui, man tai reikėjo nužudyti visą savo giminę išskyrus tėvus. Nes aš dar turėjau 13 brolių ir 13 sesų. Tiksliau 12 be manęs. Oho, kaip daug. Įsivaizduoji, 25 gyvūnam galvas nurauti. O, labas. Labas. Tu persikraustei? Jo. Taip, mes jau senai su ją. Dienom šiandien užtrukau miegoti. Ai, dėl to mes ką tik su ją kalbėjom apie žudimą. Kur čia miškinė? Nužudžiau. Gerai padarai. Padėjau. Jo, nurovė galvą. Jau pripratus reikėjo taip 20 gyvūnų nužudyti. O, kiek man metų? 25. Tai jau, 5 daugiau. Ne, bet tik turėjau brolių ir sesų. Mes dažniausiai pardavinėjom arba lavonų organus, arba kies kiti perka. Žimtai. Jo. Pavyzdžiui, aš tai dar anksčiau maitinausi organais ir akimis. Ne, tavai turbūt, kad greitai išdygs akis, jeigu tu maitinėsi akimis. Taip, ne. Nieko, reikės metus palaukti. Arba 3, kai tavo mama grįž turėtų būti jau su akim. Daktaras sakė, kad akis žaugs tik tada, kai sueis man 1000 metų. O, aš nugerti kraują. Nes katės gyvena milijoną metų, tai va. Aš nugerti kraują. 1000 metų yra. Aš sakiau, einu gerti kraujo. Ir aš esu tavo giminaitė, aš esu katė. Ne. Tu katė? Taip, primėgstas Husainis. Pasirodyk. Galiu pasirodyti, va. Tu tikrai katė? Taip. O kiek tau reikėjo brolių ir sesų nužudyti? Man 15. Jo. O tau? Tai tiek pat. Aišku. Tai gal aš jau eisiu pas savo žiurkieną, nes jis išpratės. Gerai. Ata. Ate. Kas tau darosi? Supranti, tu nori mirti? Taip, noriu. Mane sudegintų. Nori, kad aš tave nužudyčiau? Noriu. Gali mane žudyti dabar. Susitiksim dangui. Ate. Paprašė, tai paprašė. Aš nekalta. Einu miegoti. Laukite tęsinio.